Sveiki! Malonu vėl su jumis susitikti Kaimo akademijoje ir dalintis naujienomis, ūkininkų patirtimi bei gražiamis akimirkomis iš Lietuvos kaimo. O pirmojoje šio pavasario laidoje matysite. Probiotikai karvėms padeda atpiginti pieno savikainą. Bendrovė Agra Corporation įgyvendino vieną svarbiausių projektų. Artėja paroda Ką pasėsi. Kokios naujienos laukia? Žiūrėkime laidą. Bendrovė Agra Corporation pernai investavo į vieną svarbiausių pastarųjų metų projektų – į grūdų sandėlius. Kodėl per 25 metus veiklos tik dabar priimtas toks sprendimas? Bendrovė Agra Corporation per 25 metus išaugo į 5000 hektarų ūkį. Pastaraisiais metais, esant palankioms sąlygoms, čia užauginame per 30 000 tonų derliaus. Pernai prikulta 26 000. Tokios gamybos apimtis kiekvieną verslininką verčia ieškoti ekonomiškų sprendimų. Investuojam ne tik į techniką, į infrastruktūrą, tačiau investuojam, svarbiausias dalykas yra žmonės. Ieškom visokių seminarų, ne tik Lietuvoje, lankomės visose užsienio šalyse. Pastarieji 5 metai bendrovė buvo itin intensyvios plėtros metai, ne tik diegiamų naujausių technologijų prasme, bet labai išsiplėtė ir dirbami plotai. Įsiplėtėme per 1000 hektarų kuliamo ploto. Tai yra didelis kiekis. Investavome į mašinas, kaip sakiau, į žmonės, į rengimus, pastebėjome, kad mažai investuojame į infrastruktūrą, nes įmonės sandėlių ūkis iki šiol buvo gana silpnas. Mes vis galvodom, kad galim šias paslaugas nupirkti rinkoje pas profesionalus, tačiau taip atsitinka rugpjūčio mėnesį, visiems to reikia. Todėl priėmėm sprendimą investuoti į vieną didžiausių mūsų investicijų per pastaruosius metus į sandėlių ūkį. Pradėjom skaičiuoti. Pats atsisėdęs skaičiuoju, kiek mums reikia, kokie variantai galimi, kokia alternatyva, šaktinės džiovyklos ar toks variantas, sandėliavimo vietos. Ir su Elno pagalba, paskui jis pateikė jau patirtį ūkio, kurie turėjo, ir mums tam kartui, kai reikėjo talpų iki 5000 tonų, taip mąstėm, kad pasistatyti, paskaičiavome ir ekonominiai skaičiavimai parodė, kad apsimoka mums labiau šitokias turėti. Bokštus kartu su džiovinimu. Ekonomiškai skaičiavimą sąnaudas džiovinimui, dizelio sąnaudos, kokios bus elektros, nes čia reikalinga. Ir suskaičiavom, kad prie mūsų meteorologinių sąlygų, kokios paprastai vyrauja tuo metu, mums pigiau gaunasi toną grūdų išdžiovinti. Pernai vasara buvo kaip tik tokia, kai visiems prireikė turbūt džiovyklų, vienas kitas gal tepsėjo labai trumpą laiką. Ir kaip jums sekėsi eksploatuoti tas naujas džiovyklas, naujus bokštus su džiovinimu? Tai iš tikrųjų tai nauji bokštai buvo, mums patiems tokia nauja patirtis. Mes pabaigėm juos statyti, iš visko jau paleidome eksploataciją beveik prieš pat javapjūtę. Ir gal taip sunkoka buvo, kad pirma kultūra, kurią atvežėme į sandėlius naujus, tai buvo žirniai. Ir tokios patirties su jais nebuvo, nei pardavėjas, nei Intersailų per daug neturėjo tokios, kad jau patirti konkrečiai ankštiniam kultūram sandėliuoti. Ir mes su tą kultūrą pradėjom, tai turėjom vardugo su priimimais, su elevatoriais, su konvejeriais sistemom ir kimšusi ten. Bet viskas įsisprendė, paskui ir tie žirniai, kaip ir prisimnam, nebuvo iš tikrųjų sausi. Buvo drėgnoki, bet nebuvo šlapi, mes jau taip laiku kūlėm juos, stengiamės kulti laiku. Vežėm, pirmą žirnius pirkojom, paskui atitinkamai ir kviečius ir visus užpildėm, visus 4 ir dar netgi kai kuriuos sugebėjom prasukti ir antrą kartą. Iškrovėm iš džiovinę ir dar antrą kartą užkrovėm. Tai taip gavosi tokia patirtis įdomi, tikrai jie mums labai pagelbėjo, turint galvoje, kaip ir minėjo, tokias sunkias sąlygas tikrai labai pagelbėjo. Bet vėl kaip suprantam, kad mums reikia dar daugiau. Iš tikrųjų, ateitis čia parodys, gal tai ir plėsimės, dar daugiau statysim. Tautvydas Beinoras kitiems statantiems bokštus su džiovinimu patarė iškart padaryti pastogę ventiliatoriams. Ventiliatoriai ten prie tų bokštų yra tokie su pašildytuvais, namukų nepastatė, neuždėjom stogų virš ventiliatorių. Galvojom, kad čia džiovinsim ir mes tada džiovinti negalėjom, kai lietus lyjo, nes jie buvo ne pustogų ir negalima, kai lietus lyja. Tai gavosi, kad mes išjungiam tą džiovinimą, vėl paskui praeina lietus, vėl įjungiam, tai tas toks pertraukiamas su pertraukimais, tas džiovinimas labai nenaudingas. Ir ekonomiškai turėjom problemų su maišymu sraigtukais, nes žirniai juos paprasčiausiai sugraužė, jeigu galima taip pasakyti, nutrynė metalą netgi. Pirma tokia patirtis ir danam čia, kiek supratau, buvo tokia, kad jie dabar sprendimų ieško ir atrodo surado, kad tos sraigtukus padengs kažkokią ten medžiagą, tokia, kuri nekenksminga, ir bandymus darysime. Ir ką dar papildomai planuojam, tai pasistatyti valomąją. Darbus bendrovėje atliko Intersilo montuotojai.
Įmonės savininkas džiaugiasi, kad Lietuvoje kasmet daugėjo tokių grūdų bokštų. Ne tik lietuviams, visų šalių ūkininkams svarbiausia – būti nepriklausomiems. The important things for a Danish farmer is to be quite independent and have the freedom of choice. Danijos ūkininkams svarbiausia būti nepriklausomiems. Jie nori nukūlę grūdus, turėti kur juos padėti, išdžiovinti ir parduoti tada, kai geriausios kainos ar palankiausias laikas. Svarbiausia – pasirinkimo laisvė. One of the most important things is the freedom of choice. Tokiuose bokštuose ūkininkai grūdus gali laikyti tiek, kiek reikia. Pardodami žaliavą, danai pasirenka jiems geriausią laiką ar kainą, o laikantieji gyvulius grūdus pašarui saugo iki kito derliaus. The Sukup brand is the most Bokštai Sukup naudojami ne tik Danijoje. Jie statomi visoje Europoje, nes suteikia galimybę išdžiovinti grūdus pačiame bokšte. The most important step is when you harvest directly from the fields and you load the silos. Here it's Svarbiausia naudojant tokius bokštus, pilant grūdus tolygiai užpildyti, o supylus minimalų kiekį pradėti grūdus maišyti ir džiovinti. Tai daryti reikia tol, kol grūdai pasiekia reikiamą drėgnį. You blow the warm air under the grain and start stirring, so you have an even distribution all over the silo. Success is to be able to install all brands, and we have worked with most brands in silos in Europe. Kad lydėtų sėkmė, mes turime mokėti statyti įvairius bokštus. Intersilų gebėjimas dirbti su skirtingų gamintojų įranga labai svarbus. Ypač gerai, kad dirbame su bendrove Sukup, gaminančia daug įvairios įrangos, kurią kasmet statome 10-12 skirtingų šalių. Silos all over Europe. We do installations in 10-12 countries per year. Nemažiau prie sėkmingos Intersilo veiklos prisideda ir tai, kad įmonės montuotojai ne tik pastato, paleidžia bokštus, išmoko jais dirbti, bet ir toliau nuolat bendrauja su ūkininkais.